Tas dantis būna prisukamas prie implanto. Ir čia, kur mes baigiam, apie plokštelės. Kaip ir sakiau, jeigu jau tilto nebegalime padaryti, mes turim padaryti plokštelę. Plokštelė yra toks įtaisas, kuris guli ant jūsų dantenų ir ją spaudžia. Tas spaudimas persiduoda į kaulą, kaulas atrofuoja. Ant gretimų dantų kabinasi kabliai, tais kabliais tos dantis dar išjudina. Ir pamažu tai plokštelį didėjant, žmogus tampa arba bedantis, arba beveik bedantis. Ir to buvo galima išvengti įdėjus vieną implantą pradžiai, kad nesugadinti dviejų dantų. Tai kas yra implantas? Implantas susideda iš sriegio, atramos ir danties. Tas sraigtas įsistato į kaulą. Kaip kad pas Joną mes turim čia. Jonas nesiskundžia ir turėdamas daugybę implantų. Tada implantų įdėjimo būdas yra dviejų. Arba iškart pašalinus dantį, atėjom tą pačią dieną, jeigu sąlygos geros, arba bent priimtinos. Tokiu būdu mes sutaupome chirurginę procedūrą, sutaupome bent kelis mėnesius laiko. Pacientas turi mažiau vaikščioti, jam dažniausiai skauda minimaliai ir dantis jau gali atsirasti burnoje po 3 mėnesių. Gerų scenarijų. Kitas variantas, jeigu situacija neleidžia iškart implantas dedama po 3 mėnesių po danties pašalinimų ir implantas arba užsiūnamas, arba uždedama gijimo galvutė, kaip kad mes turim čia, kyšančią iš kaulo. Toks scenarijus pacientui geresnis, nes nereikia antros procedūros. Kokybė bloga, to negalim padaryti ir gijimo galvutė atsiranda kaip atskira procedūra. Po 2-4 mėnesių gijimo imamas atspaudas. Atspaudas gali būti imamas su specialia mase arba naujoviškiau su intraoraliniu skaneriu ir per porą savaičių pagaminamas ir pritaikomas dantis. Tas dantis būna prisukamas prie implanto. Ir čia yra ertmė, ta ertmė užpildoma kompozitu ir užplombuojama. Taip, tai yra trūkumas, kad ta plomba karts nuo karto ten gali per daugybę metų išdilti, iškristi ir reikia minimalaus serviso, bet tai yra didžiulis privalumas, kad tos dantis galima atsukti, daryti servisą, jeigu kažkas nutiko, patikrinti, ar viskas gerai su implantu, arba būna atsiveržia atrama, mes galime daveržti, jeigu daroma senoviškai, užcementuojama ir nepaliekama angos prisukimo, mes turime ganėtinai didelę bėdą, jeigu atsisuko, turim gadinti vainikėlį. Taip pat tas cementas, kuris patenka po dantinams, gali veikti kaip dirgiklis, tai todėl dauguma, 99% protezų gaminami prisukamai. Ir tik rytuose, dabar labai populiaru į Turkiją važiuoti, dar kažkur važiuoti, daug gaminama cementuojamų protezų. Bet tai yra daug blogesnis gamybos būdas ir mažiau pažengęs. Tai yra pigesnis gamybos būdas, tai viena priežasčių, kodėl užsienyje klinikos gali pasiūlyti geresnę kainą, nes viską daro naujausiais metodais.